Graži diena išaušo šiam mūsų pasaulyje. Ieškodami naujų žvaigždžių, va Jėzau, užtinkame poną Čekuolį. Labą dieną, ponas. O, čia jūs turbūt iš Duokit Garo laidos, ne? Tele2 Lietuvos televizijos. Labą dieną. Man atostogas, aš Amerikoje, kaip matote. Tai prisėskite, galėsim pašnekėti, padiskutuoti, aš čia muzikos klausau. Gerai, paleiskit. Mano kėdė papidžiai. Oi, čia jau žvaigždės renkas, matot, su džipais kokiais. Aš čia gyvenu, žinai, išsinuomavau namą. Tai va, tai yra atostogauju, o kaip tu gyveni? Kalbėkite mikrofoną. Tai apie ką norėtume pašnekėti? Manyčiau apie amerikonų gyvenimą. Aš žinok, čia tylu. Čia labai tylu, matai nameliai, visokie žmonės, motociklai. Taip, daug papų. Apie merginas? Na, visas pasaulis yra panos. Atsiprašau, aš jūs pertrauksiu, kur mūsų muzika, aš negirdžiu jas. Atsiprašau. Taip. Čia kaip mano mėgstama daina, aš visada vaikščiodavau į koncertus Lietuvos televizijos, man taip patikdavo. Taip, aš irgi pažįstu. Laimutis, Purvinis, Tėviškės. Žmonės važinėja. Nu, labai graži daina, aš tiesiog dievinu ją. Tai va, merginos, jos yra, aš sakyčiau, kad jos yra skanūs obuoliai, tik ne visiems pasiekiami obuoliai. Taip, apvalūs, kultūringi, tokie spatyngi. Amerikonės ne, jos kultūros neturi, baigtų, ne. Aš skaitau, kad jeigu žiūrint aplink pasaulį, tai tu gali rasti gražią ir durną arba baisią ir protingą. Nekiš tos kameros mane, aš visą sezoną dirbu televizijoje ir man tos kameros mane traumuoja fiziškai. Tai va. Tęskit. O apie merginas Amerikoje aš pastebėjau, kad jos labai šaltos. O, mano, kaip aš ją myliu. Jėzau, kas čia buvo? Tas darželis. Jopčikmat, kas čia piso? Ne. Jūs kolega kalbėkit. Stovi priešėro darželis. Na, taip, dabar apie pasaulio kultūrą Amerikoje vystančiose. Kaip jaunimas? O Jėzus, vien žolė arba prezervatyvai. Va šitą tai užfiksavom. Ačiū. Fiksavot. Taip. Kalbėkit. O toliau, kas liečia dar viena žvaigždė atvažiuoja. Kultūra, tai čia yra labai paprasta.